Štai ir pasiekėm Turungolio pasą. Namaste. Namaste. Ai, tadėl? Atkeliavo mūsų pusaitukai, turim skrudintos duonelės, turime bulvių, turim kiaušinį ir turime bananų su obuoliais. Kaip išmiegojai, Gediminai? Puikiai. Taip žemai miegoti lengva. Kaip nuotaikos prieš žygį? Pasiruošęs. Pasiruošęs. Per ilgai ilsėjomės, ne? Kiek? 3 dienas? Realiai ilsėjomės 1 dieną, kai prekinomės. Ruošiamės kitam žygį. O šiaip važiavom kažkur taip, grįžinėjom, atvažinėjom. Toks kaip ir nieko neveiki, bet vis tiek nei pamiegoti eina tuose autobuose, daužo mušo tave. Taip, poilsiu irgi čia nelabai pavadinsiu. Toks priverstinis poilsis. Nu, šiandien neaišku su džipais. Mes jau norim bėgti į taką, bet yra užsakytas 8 valandai džipas, bet su jais niekada neaišku. Vakar važiavom atseit 6 valandas, tai užtrukom 10 valandų. Tai šiandien turim važiuoti 4 valandas. Tai žiūrėsim, kiek užtruksim, iki kur dasigausim. Ir gal šiandien galėsim jau pradėti žygiuoti, noras yra. Ir orai rodo, kad ateinančią savaitę gali lyti. Rodo čiut ne kiekvieną, nuo rytaus rodo čiut ne kiekvieną dieną. 30-40-50% tikimybė, kad lis taip. Gali būt, kad gausim lietaus. Taigi mūsų kelionė tęsiasi, dabar sėdam į džipą ir važiuojam. Už 7 km turėtų būti punktas. Ten išsiimsim Anapurnos leidimą ir galėsim įvažiuoti į nacionalinį parką. Sveiki atvykę į Anapurnos konservacijos vietą. Čia yra ofisas ir reikalingi leidimai. Mes leidimus įsigijom vietos, užtrukom kokią 20 minučių ir sumokėjom po 3000 vietinių pinigų. Tai čia būtų apie 20 eurų. Ir aišku, vietiniai moka tik 100 pinigėlių. Tai 30 kartų mažiau. Taip skatinimas vietinis turizmas.
be reikalo čia reikalingi džipai. O, sveikas Gediminai. Va, dangų remi. Kaip tau sekasi čia važiuoti? Gerai pakrato. Kiek čia jūsų sėdė? 4, Jau kiek vietų? 3. Tai turit nelegalų. Nu, aš nežinau, Kaip kuris. visada, čia jau vietinės tokios ypatumai važiavimo. Stojam prie kiekvieno krioklio, pasidžiaugti. Nu, vairuotojas sakė, jau nepilną valandą ir atvažiuosim. Tai reikia jo pasitikėti, tikėti. Ir galėsim pradėti savo žygį. Labai jau nekantrauju, gražus vaizdai, nori sustoti, filmuoti, paveiksluoti. O tai su džipu čia purto, tokia bekelė, čia mėto vietą, reikia įsikipti, žiūrėti, neiškristi. Vienu žodžiu yra reikalų. Tai dar atkenčiam valandikę ir papietaujam ir galėsim jau pradėti žygį.
Nu, pagaliau atvažiavom, tai pirmų reikalų sugalvojom pasistiprinti. Užsisakėm savo česnakinę sriubelę, sakė labai gerai nuo aukščio, nors aukštis dar nedidelis. Atsigersim arbatytės, pavalgysim, susiorientuosim ir pradėsim žygį. Tai mes turim dabar laiko beveik 1 valandą, nu ir nors 5 km šiandieną norėtus praeiti. Lovely. Thank you. Thank you. And you, sugar? No sugar. No sugar? No sugar. Ką Gediminai tu čia gavai? Sriubelės? Česnakai Česnakinės ar skani paragauk? labai stipri ir karšta. Ragaujam sriubelę. Ohoho, stiprumas tai jo. Donelės trūksta, laukiam donelės. Jo. Thank you. Yeah. Stasy tau. Ačiū. Wonderful. Mum reikia kalorijų. Lipsim į kalną. Kurioje vietoje čia kalorijos? Ar česnakas, ar duona? Duona. Kur čia kalorijos? Gediminas galvoja, kad česnakas tai yra kalorijos. Aš manau, kad čia kalorijų visai nėra. Atėjom į policiją užsičekinti, pasidėti ant spaudukas, parašas. Thank you. Thank you. Viskas dėl mūsų Bye-bye. saugumo. Tai va, viskas oficialu, viskas užregistruota, pakuojamės daiktus ir pradedam žygį. Gediminas baigia pakuotis, pasiruošę žygiui. Jo. Luxurious. Nu ir gerai. Atsižymėjom čia kostę, pavalgėm, į tualetą nuėjom ir dabar jau trauksim aukštyn palei upę. Į šitą pusę. Paskui bus takų. Šiandien keliu daugmaž eisim. Bus kelios vietos, kur biškai į tą kelią iššoksim, bet reiks eit keliu. Tai tikėkime, kad bus mažai mašinų, mažai dulkių. Namaste. Namaste.
Namaste. Vienas ratas. Tėtis, mama ir visada gal. Perėjom visą miestelį, miestelėje gyvena darbininkai, viskas užimta, bet pasirodo labai toli 5 kilometrus į Statų kalną eiti. Tai šiandien neberizikuojam, nespėsim, tai bandom šnekinti nuo pakraščio. Gal pavyks ką nors prisišnekinti nakvyniai. Vis tiek miestelis čia kokia mažiausiai 10, gal 20 tų namelių. Namaste! Gavom kambarį. Nu, pirmąsyk nesilygau. Nieko gal ne pirmąsyk pradžioj tai būdavo. 500. Yra dušas, yra tualetas, Wi-Fi'aus nepaklausiu, bet ar jis yra, be nėra. Parodyta minti. Gerai. Tai ką kūrėmės? Elektra yra. Elektra net yra. Wow. Skanaus, Gediminai. Ačiū. Atvažiavo, atėjo makaronai. Tai kainelė būtų apie 4 euriukai. Makaronai su tunu, o Gediminas dar kiaušinio paprašė. Šiandieną toks reikalas, kad jie neturi elektros, tai linija nedirba, kaimas neturi ir kažkaip gal išgyvensim, jeigu atsiras, bet nėra. Kai klausėm dėl kambario, sakė, ir Wi-Fi turi, ir dušą turi, ir viską turi, bet nėra elektros. Tai vadinasi, nėra Wi-Fi'aus, nėra vandens, nėra nieko. Tai va, bėda. Visko turi, tik ne šiandien. Jau po vakarienės pavalgėm, biški daros visų židinių, niekas nekuria, elektros neturim interneto. Buvo atsiradus elektrą, spėjom įsivesti prisijungimus ir vėl dingo, tai neaišku, kaip čia bus toliau. Tai jau beveik 5, tai 5 neįsimiegot, nes paskui naktį reikės išeiti žygius, kas būtų irgi visai įdomu. Keliu galime į 3 valandą, prožektorius turim. Geriau to nedaryti. Jo, nu tai matysim, kaip čia bus. Įdomi diena, įdomus vakaras, įdomi čia viskas rutuliojas, žygio pradžia, bet tokia kažkokia. Va, atsirado elektra. Varami Wi-Fi'ų. Gerai. Kažką jungsim, kažką darysim, gal arbatėlės užsisakysim, kad šilčiau būtų. Atsirado pagaliau elektra, jau temsta. 5:30. Nu ir oras vėsta, jau apie 10 laipsnių temperatūra. Ir kas blogiausia, kad rytoj rodo lietų, rodo, kad lys ir stipriai lys. Tai nenorėtųsi čia pasteigti tokią nelabai malonį vietą. Čia kiniečiai stato hidroelektrinę, tai čia viskas užimta, nėra judesio, nėra nieko, nėra vaizdo. Tai toks plyšai, to stengsimės pasistumėti kažkiek. Dabar jau bus status kopimas į kalną. Tai rytoj iš ryto kopsim, manau, bet kokiu oru, pasiruošim tam dideliam lietui ir vis tiek noris pasistumėti bent iki Šamės, tai apie 12 km. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Tai kam patiko, spaudžiam laiką, komentuojam ir laukiam naujų video. Iki!